Sveiki! Šiandieną pasižiūrėsime, kaip reikia sunumeruoti puslapius Microsoft Word dokumente. Esame Word programoje, renkame kortelę įterpimas, puslapio numeris ir čia galime pasirinkti puslapio numeracijos poziciją. Tai yra, ar numeris bus įterpiamas viršuje, apačioje ir lygiuotė. Pagal raštvedybą puslapio numeracija dažniausiai būna viršuje ir lygiuotė centre. Įterpiame puslapius. Štai turime puslapių numeraciją. Jeigu norime nenumeruoti pirmojo puslapio, tai padaryti yra labai paprasta. Kortelėje dizainas, ties komanda kitokios pirmame dedame varnelę ir štai rezultate gauname, kad pirmas puslapis yra nenumeruojamas. Jei norime nenumeruoti keletos puslapių, tuomet mums reikia dirbti su sekcijomis. Tai yra, turime dokumentą iš 4 puslapių. Tarkime, pirmuose 2 puslapiuose numeracijos turėti nenorime, o nuo 3 puslapio pradedame numeruoti skaičiumi 3. Taigi dokumentą reikia padalinti į sekcijas. Antro puslapio pabaigoje įterpiame žymę sekcijos pabaiga. Renkamės kortelę puslapio maketas, lūžiai ir komanda ištisinis. Štai įterpiame žymę sekcijos pabaiga. Tuomet einame į 3 puslapį, žymeklį pastatome prie puslapio numerio ir reikia atsiminti, kad nors ir įterpiame žymę, kad tai yra sekcijos pabaiga, tačiau dokumentas kol kas yra vientisas, nors yra 2 sekcijos, bet jos tarpusavy yra susietos. Kad jos tarpusavyje būtų nesusietos, būtina atspausti mygtuką, susieti su ankstesne. Štai dabar dokumentas yra iš 2 sekcijų, kurios tarpusavy yra nesusietos. Einu į pirmą puslapį ir pirmame puslapyje numeraciją ištrinu. Taigi tokiu būdu galime nenumeruoti ne tik vieno puslapio, bet pasirinktinai keletos puslapių.